Sveiki, Poryt LT šiandieną pakalbėsime labai tokią įdomią ir specifinę temą. Įsivaizduokime standartinę situaciją. Mums visą laiką nuolat tenka skaityti kažkokius pranešimus, daryti prezentacijas arba, kad ir pas draugus, ant televizoriaus parodyti savo telefone esančias kažkokias nuotraukas ar kažkokį kitą turinį. Dažniausiai būtinėje situacijoje tai būna nuotraukos arba filmukas, tokioj biuro situacijoje arba paskaitos situacijoje, jeigu kažką nori kažkam papasakoti, tai yra projektorius. Šiandien aš priešais save susikomplektavau tokį rinkinį prietaisų. Jie yra paimti iš elektronikos pasaulio. Čia yra, sakykim taip, du prietaisai, grubiai tariant. Tai yra prietaisas, panašaus apžvalgą mes darėme. Tai yra Wi-Fi-inis imtuvas, kuris leidžia man atvaizduoti HDMI išėjime, kurį mes turime štai šitoje vietoje. HDMI išėjime turėti tą vaizdą, kurį mes turime mūsų šitame ekrane. Tai yra telefono, planšetės arba personalinio kompiuterio ekrane. Didžioji dalis projektorių ir dalis televizorių, o kartais ir monitorių, neturi HDMI įėjimo, kuris yra štai šitame prietaise. Ir užtat aš noriu pademonstruoti kitą irgi elektronikos pasaulio prietaisą, štai va šitas, kuris HDMI signalą, kuris atsiranda va štai šitoje vietoje, keičia į VGA, paprastą VGA signalą. Tai va štai šioje vietoje kaip tik demonstracijai pasistatėme monitorių, kurio kabelis štai šitoje vietoje yra ir mes prie jo prijungėme va štai šitą VGA lizdą. Savo telefone atsidarau langą, kur aktyvinu screen mirroringo funkciją. Dabar jisai skanuoja, ieško prietaiso, prietaisą rado, jau vyksta sujungimo procesas, va štai mes matome. Ir va, mes matome, tai čia proporcijos truputėlį kitokios. Mes matome, kaip atvaizdavo mano telefono ekraną. Štai einu į fotogaleriją, tik buvau neseniai Rygoje, tai noriu pademonstruoti. Reiškia, kaip aš rodau nuotraukas. Va, matote? Yra nedidelis vėlavimas, labai simbolinis. Vaizdas keičiasi visai neblogai ir su PowerPoint prezentacijomis. Video vaizdas, tam, kad būtų perduodamas be trukdžių, turėtų būti atstumas nelabai didelis, nes nuėjus toliau arba už sienos Wi-Fi signalas nėra toks kokybiškas ir mes matysime šiokius tokius trukdžius video vaizde, nes video vaizdas reikalauja didelės duomenų spartos. Taip, kad matome, kaip toks nesudėtingas sprendimas gali jums padėti išvengti nešiotis notebooką arba kitą kompiuterį ir jūs galite rodyti prezentaciją ant standartinio VGA projektoriaus su tokiu HDMI imtuviku. Jeigu projektorius arba televizorius jau turi HDMI, tai be abejo nereikia VGA va štai šitos dėžutės, o galite tiesiai šitą daiktą kišti į savo televizorių arba projektorių ir tada schema iš vis supaprastėja, nes daiktas yra kaip USB atmintinė, ne vos didesnis. Tai ką, iki kitų pasimatymų Poryt LT.